Kągi, esu Smalininkų kartodrome, turiu susitikti su vienu labai gudriu aštuntuku Viktoru, bet net nežinau, kur jis dabar yra, turbūt aš jį pralenkiau. Haha! Wow! Sveika! O tai Viktorai, papasakok apie save. Tai aš esu Viktoras Andriškevičius iš Smalininkų Lydijos Meškutės pagrindinės mokyklos. Mėgstu namuose skaityti knygas, žiūrėti televizorių. Lankau šachmatų būrelį, kraštotyrą. Ką mes veikime šituose kartinguose? Čia tavo naujas pomėgis? Na, pirmą kartą aš tais važiavau šią vasarą, tai pakankamai nesenai patiko. Tai galim sakyti naujas pomėgis. Kalbinam Viktoro biologijos, chemijos ir tikybos mokytoją. Koks yra Viktoras? Plepys. Oho. Taip, kartais šneka kartu su manim, bet negalėčiau sakyti, kad jo plepumas trukdytų. Dažniausiai jisai papildo. Iš tikrųjų, Viktoras yra labai draugiškas, kūrybingas, visur dalyvauja iš tiesų. Kuo pasižymi? Savo energiją galbūt ir tokiu užsidegimu. Geras draugas, niekada nepaliks bėdoje ir taip yra šaunuolis. Kraštotyra. Kas tai yra? Mes tyrėme Smalininkus ir apylinkėse esančius kaimelius. Ir taip pat visai neseniai rugsėjo 23 dieną dalyvavau konferencijoje vandens matavimo stoties Smalininkų 200 metų paminėjimui. Dar tyrinėjame apie Lidiją Meškaitytę visą. Čia daugiausiai yra mano sritis, nes aš gyvenu visai netoli tokios senos moters, kuri draugavo su Lidija Meškaitytė. Tai čia aš daugiausiai klausinėjau apie Lidiją Meškaitytę. Kaip mokinys, koks jisai? Labai neoriginaliai atsakysiu. Geras mokinys. Aš tikiu, kad geras, bet gal galima šiek tiek konkrečiau. Manau, pasakymas geras pakankamai konkretu. Bet daug žino, moka kitus pamokyti. Ir kai darom komandinį darbą, dažniausiai su juo visi nori dirbti. Ar skaitai, Viktorai, knygas? Skaitau. Ką skaitai? Daugiausiai fantastika. Kodėl? Įdomu, paprasčiausiai. Mes gyvenam pasaulyje, kuris yra apribotas daugybė dalykų. Tai yra paprasčiausiai įdomu skaityti apie kitokius pasaulius, visai kitokią santvarką. Ar tiki, kad jie yra? Ne. Ko svajoja būtų užaugęs? Daktaru. Kodėl daktaru? Turbūt, kad žmonėm noriu padėti ir įdomi profesija atrodo. Ko palinkėsit jam mūsų žaidime? Palinkėsiu, aišku, pirmos vietos. Ir kad nepakištų kojos jaudulys. Viktorui palinkėčiau laimėti visuomet, net ir tuomet, kai pralaimi. Tai viskas, Viktorai, ačiū tau už viską. Klausyk, kaip čia iki Klaipėdos man dabar, kuo greičiau. Tai važiuot pro Tauragę, tada į kairę, į dešinę, tada aplinkui, tada tiesiai ir atsuks Klaipėdos. Kairė, dešinę, aplinkui, tiesiai. Gerai. Linkėjimų savo draugams, visiems Smalininkams, aš likiu. Perdo kartodromo direktoriui, kad aš grąžinsiu. O, malonu vėl matyti. Atsiprašau, kad vėluoja, bet lėkiau su kartingu iš Smalininkų. Toks bakelis, benzinas baigėsi, teko bėgti. Bet, žinai, 4 metai jau lakstau ir lakstau. Tai ką, užeinam pas tave? Einam. Pakalbėsim. Esu Šarūnas Domarkas iš Versmės progimnazijos, mokausi 8 C klasėje. Laisvalaikiu lankau taikomosios chemijos būrelį, taip pat medžio darbus. Taip pat mėgstu žaisti su kompiuteriu, žaisti krepšiniu, su draugais pabūti. Na, koksgi yra Šarūnas? Na, galiu pasakyti, kad Šarūnas paprastas vaikinas, kuklus, turi daug žinių ir tas žinias, manau, ateityje panaudos ten, kur jam iš tikrųjų reikės. Bet kokią specialybę pasirinktų, bus geros srities specialistas. Kiek jau esi susidomėjęs medžio darbai? Ganėtinai daug, vis dėlto gali pasidaryti tai, ko nori. Tiesiog reikia įgyvendinti visokius planus, projektus ir taip toliau. Nu, kaip visi žinom, Šarūnas yra protingas, draugiškas, aišku, padeda kartais per pamokas. Kitą kartą labai nervina. Pavyzdžiui, per chemiją, aš su juo kaip sėdžiu, tai jisai, kadangi lanko taikomosios chemijos būrelis, primeta, kad viską žino. Pradėjo vašti diskotekas, ką galima pasakyti. Kaip tai pasimatė? Pradėjo visas panelis iš eilės kviesti ir šokti kartu. Jisai darbštus vyras.
Turi taiklę, ranką mėtint į krepšinį. Ir šį protingą galvą. Na, niekam nepaslaptis, kad jau esi dalyvavęs mūsų laidoje. Kaip sekėsi? Taip, teko dalyvauti. Pusfinalį pavyko ganėtinai gerai, užėmiau pirmąją vietą. Na, o finale turbūt pritrūko susikaupimo gal ir sėkmės ir užėmiau 5. vietą. Ką šiais metais darysi kitaip negu pernai? Labiau susikaupsiu. Apie svajones papasakok savo ateities planus. Mano ateities planai tai visų pirma toliau gerai mokintis, stoti į norimą universitetą ir pasirinkti medicinos specialybę. Kokios srities? Bendroji medicina, bet vis dėlto po 2 metų jau reikės būtent rinktis, ko norėsiu. Na, galbūt chirurgų, bet per tos 2 metus dar gali ir pasikeisti. Štai 2 finalininkai, abu nori tapti medikais. Džiugu? O palinkėsit jam žaidime? Nebūtų droviam, kaip jis buvo anksčiau. Kad nesijaudintų ir kad rankos nedrebėtų ir teisingą mygtuką paspausti. Kad naudotų savo protingą galvą ir laimėtų. Kad daugiau sėkmės.